Mūsų moteris stipriai apgavo, mūsų psichika ir vidus tai žino ir supranta, nes tai tęsiasi šimtmečiais, tik tai tavo protas vis dar priešinasi. Ir vis negrįžta į tą beribę, begalinę moters galią, kurioje tu esi tokia galinga, tokia stipri. Ir mūsų spaudė, gal vyrai, gal kažkas kitas, išvedė mūsų į darbo rinką, kad mes dirbtume, artume, eitume per vyrišką pradą, vyrišką energiją, eiti, siekti, daryti, planuoti, disciplinuoti ir tariamai turėti savo svajonių gyvenimą. Bet tokiam gyvenime tu kaip gėlė kartais pražysti, kartais nuvysti,